Krašto apsaugos ministerija iki 2028 metų atvers 9 dronų mokymo centrus Lietuvoje. Per šį laikotarpį numatoma, kad teorinių ir praktinių žinių apie dronų valdymą bei konstravimą gaus net virš 22 tūkstančių mūsų tautiečių. Šiais metais su įvairiomis dronistų mokymų programomis startuoja ir mokymo įstaigos kaip Techin, Vilniaus kolegija ir kitos. Didžiausias dėmesys FPV dronams. FPV dronai, angliškai First Person View, yra bepiločiai orlaiviai, kurie leidžia operatoriui realiu laiku ekrane ar per akinius matyti aplinką iš drono perspektyvos. Praėjusiais metais Lietuvos šaulių sąjunga įvykdė projektą 100 dronų pilotų Lietuvai, būtent su DJI Neo dronais. Tai šiuo metu pats mažiausias, bet puikiai tinkantis pilotavimo mokymuisi dronas tiek vaikams, tiek suaugusiems. Neo yra vienas saugiausių dronų mokymusi, nes visiškai uždengti propeleriai leidžia skristi net patalpose ar šalia žmonių, sumažinant riziką, o pakelti jį galima nuo delno vieno mygtuko paspaudimu. Valdymo galimybės labai plačios, nuo telefono iki vairalazdės iki DJI RC serijos pultelių, FPV pulto ar net suderinamumo su DJI goggles akiniais. Tai reiškia, kad pradėjęs skristi paprastai, su laiku gali pereiti prie tikro FPV skrydžio patirties. Dėl šių savybių Neo yra puikus pasirinkimas pirmiems žingsniams drono pasaulyje ir mes jį drąsiai rekomenduojame visiems, kurie nori saugiai ir patogiai išmokti pilotuoti. O kaip manote jūs? Ar pritarėte skatinti švietimą apie dronų valdymą? Jei manote, kad dronų švietimas Lietuvoje svarbus, pasidalinkite šiuo video ir užsukite pas mus gyvai pamatyti DJI Neo.